Šiandien apie kariuomenę biški rimtesnė tema. Pradedu įrašinėti šitą reelsą 8 vakare, kas yra jau gana vėlai. Šiandien buvo sunki diena, daug darbų reikėjo padaryti. Tokiais momentais norėčiau sakyti, mes spaudžiam, šiandien nedarom. Bet kariuomenė išmoko tokio dalyko kaip disciplina. O gal čia net ir ne toks žodis turėtų būti naudojamas. Ką aš galvoju ir noriu pasakyti, yra, kad kariuomenė išmoko tave sukasti dantis ir kai labai reikia padaryti dalykus iki galo. Jeigu nukris ragelis, tai mano rageliui ate. Tai kad ir kaip juokingai skambėtų tas sunkumo lyginimas su šiandieniniu mano jausmu, bet visada turi mokėti rasti tą rezervą savyje, iš ko paimti dar jėgų ir padaryti dalykus iki galo. Ir aš tikrai nesakau, kad kariuomenė yra vienintelė vieta, kur galima gauti tos disciplinos ar apskritai ją gausi tenai, bet man tai pasisekė, kad mano minkšta oda bent šiek tiek sukietėjo. Kai kariuomeniai būdavo sunku, visada pagalvodavau, kaip nevertindavau savo lengvų darbų. Ir nenoriu čia dabar nieko sakyti, kad čia kariuomenė yra pats sunkiausias dalykas gyvenime ar čia kažkas tokio, nes tikrai yra žymiai sunkesnių darbų ir veiklų negu tai. Bet mano lengvame, įsivaizduojamame, jokios realios vertės nekuriančiame socialinės medijos ir žiniasklaidos darbe supranti, kokios mažos yra tos didelės problemos. Ką bandau pasakyti, kad kariuomenė pakeitė mano gyvenimą į teigiamą pusę. Ačiū, kad žiūrit ir netokius gerus video. Susimatom rytoj. Ate.